Vėliau tas istorinis įvartis, man iš užvartės žiūrint susidarė įspūdis, kad labai šaltakraujiškai tą pakartotiną smūgį atlikai. Ar tikrai buvo toks tikrintas, kad štai jau 1-2 ir įvartis? Šiaip iš tikrųjų labai piktas buvo savęs, kad neįmušiau 11 metų baudinę tiesiogiai. Atrodo, daug kartų tai teko daryti svarbiais momentais ir niekad neklydau. Aišku, gerai, kad gerai baigėsi. Vis tiek, kaip būtų įvartis įkrito, bet jo, šiaip sunku džiaugtis po tokio. Įvartis yra įvartis, kvapo neturi, kaip sakoma. O šiaip prieš mušant tą baudinį psichologinis kažkoks spaudimas buvo didesnis, kad Europos turnyras... Ne, žinot, kur buvo, kalbėjau su komandos draugais viso čempionato metu pasaulyje. Sakau, blemba, kaip jie taip neįmuša, kaip indėlių, atrodo, kiek daug neįmuša, kažkoks atrodo pasisėjo galvoje, atrodo kažkoks, kad kaip taip neįmuša kaip indėlių. Pradėjau pats daugiau apie tai galvoti. Ir matyti vis tiek kažkas pasąmonė, nors atrodo pasitikėjimo tikrai pilna savim. Ir neatrodo tikrai mūsų komandos nenudirbsi, pasitaiko geriausiam, tai aš neprie geriausių. Kolega pastebėjo, buvo klausimas treneriui apie tai, kad varžovų komandos vartininkas jau pasižymė tuo, kad gerai traukia sprendžias. Ar jūs domėjotės, ar žinojote, kas čia per žvėris vartose, ar studijavote varžovų? Šiaip didelis vartininkas, visą laiką sunku dideliam vartininkui mušti tą 11 metų. Aišku, pasižiūrė, kaip krenta. Čia toks, žinot, žaidimas, jis man turbūt irgi gal žinojo, kad mušiu, aš irgi mačiau, kuris daug krenta, ten pasižiūrė. Čia, žinot, loterija, jis žino, kad aš žinau, kad jis žino. Tai toks, ir kuris dabar pakeisim pusę, ar kuris dabar kažką pakeisim. Tai kas pakeitė, ar ne? Tiesiog prastai pranašau. Tada apie rungtynes, pradėkime nuo to. tą patį klausimą treneriui uždaviau, kad prieš rungtynes, podcastuose, tinklalaidėse mes irgi kalbame daug, ne viską suprasdami, ne viską žinodami, bet susidarė įspūdis, kad galbūt varžovai yra kiek pajėgesni už jį. Ten pasižiūrė jų užimamą vietą, pasižiūrė jų atkarpą žaidžiamą, kad ten Estijoje 5 rungtynės, 11 taškų, taip sakant, rodo kreivė kyla. Ką jūs galvojate apie varžovus, kaip jūs ruošėtės tom rungtynėm, koks buvo jūsų požiūris ir ko jūs tikėjotės? Taip, pradėsiu gal nuo to, kad galvoju, kad mūsų neteisinga, aišku, teisinga taškai nemeluoja, bet tikrai nesijaučiam ten, kur esam, kad turėtume būti A lygoje. Tai aš manau, kad tikrai pakilsime, esam pasitikyti savim, o kad per varžovai už mus pajėgesni, kaip šiandien pamatėm, nei jie pajėgesni, nei mes pajėgesni, rezultatas lygus. Tai žinom, čia pajėgesni bus tie, kurie peržengs į kitą etapą. Tai toksai, jie analizuoja mums, mes jas analizuojam, atrodo, žinau, jie mūsų gal kažkas vietas, mes jau žinom, nežinau, čia mums gal trūksta tos patirties, gal europinėse turnyruose, atrodo, aš manau, treneriui, pasišnekam visi kartu, kad atrodo, kad mes patys dažnai savo esam varžovai, kur mes patys galbūt savęs įsigastam, pradedam lygtis ir jau kažkur kažką gerai daryti ir pametam tai lyg, atrodo, kad įsigastam, kad galim. Man tiesiog atrodo, kad mes galim daugiau. Tiesiog galbūt tas įtakoja, kad sezono metu, bet nepagaunam to tokio šįlės pergalių, žinot, pasitikėjimą. Jeigu būtų keletą rungtynių vietų serija, manau, gautų tą pasitikėjimą ir šitą komandą neparodžius dar savo potencialą. Atkreipim dėmesį teisėjam, manau, kad pirmo gal švilpuko labai garsiai švilpukas, pats kaip ir komandos, bet daugiau bendrai, kaip tau teisėjas turi. Žinot, nemum vertinti teisėjus, atrodo visą laiką. laiką. Skirtingi skiriant teisėjus, sakykime. Neatsakysiu, žinokit, atrodo visą laiką nori, kad daugiau daug sušvilpų būtų. Nori, kad tave kažkur matai iš savo pusės, kad kažkur galėjo gal sušvilpo, bet šiaip ne, aš jokių priekaištų teisėjam tikrai ne man pirmas dalykas tai vertinti, o jokių priekaištų. Kortelių negali, bet šaukimo nebus. Okay. Probably was a question, but can you repeat English? How do you feel after goal? Because goal is history, Hegelman first, and second, either cooperation with Kamen Club Real de Bangalore, and one of the players is Rima Jarju, goalkeeper. In Estonian league, he saved good penalty. And do you know before game? About the penalty? Yeah. I said in the thing, I don't know if I can repeat.
I knew where he knows what I will do. I think it's 50-50, you know, you shooting penalties with the save chance to save the goal and to score. So, I don't know. The first part of the question. How do you feel? First goal in Hegelman? I don't know. I think it's all credit for Smillis. It will be very disappointed if I don't score the goal because he made a wonderful job there. He created this goal. I just finished it and I just want to thank him. And I always pushing Smillis more because I believe in him really more. He is able to make it. Yes, but your knee is okay? Yeah, for sure. Okay. It's not. Pats po įmušto įvarčio gal traumą galėjai gauti. Netoks silpnas. Tiesiog emocija, žinot. Taip, na čia humoro kalba tik taip. Šiaip ar asmeniškai iš varžovų, sakykime, kurį nors žaidėjai įsidėmėjai, sakykime, dėl kažkurių savybių, dėl žaidimo? Matot, prieš rungtynes jau ta analizė yra vis tiek galima, mes stebime, žinome, jau kokį galima tikėtis. Tikrai neblogo lygio žaidėjai yra jų komandoje, ne vienas. Ir turbūt ir jūs pastebėjot, kurie yra komandos lyderiai. Bet tai visa komanda organizuota, gerai žaidžia futbolą, supranta futbolą. Čia antros rungtynės yra vėl, atrodo, 50-50, kas galbūt tas savim tikėjimas. Jeigu tikėsim savim dar labiau, mes tikrai pajėgus laimėti, ja. Esam pajėgus žengti kitą etapą. Tai ką reikėtų padaryti, kad tas pajėgumas būtų realizuotas? Mes jau klausim dėlio ne apie baudinius, apie tai ar šlifuos, apie tai bus dirbama ties tuo, o be baudinių, kaip reikėtų žaisti, ką reikėtų padaryti, kad išvengti tos loterijos? Aš manau, treneriai žino, kaip mus paruošti tom rungtynėm, jie paruošia ir mes pasitengsim gyveninti jų nurodymus. Ar mes žaidėjai, žinot, tiesiog pasitengsim atiduoti visą save tenais ir tikrai sukurti istoriją žengti kitą etapą. Nes po įvačio reikia peržiūrės. Būtinai. Dar vienas momentas irgi, treneris minėjo, kad kadangi atsakomosios rungtynės yra tikimybė, kad jos irgi gali baigtis taip pat kaip šios lygios ir laukia baudinių serija, ar pačio pasitikėjimas truputį nesusivyravo po šiandienos sezono? Ne, ką čia, vienas momentas, esu mušęs, nežinau, ten reikėtų pažiūrėti statistiką, buvau nepramušęs, prie 11 metrų buvau nekados. Ir esu prastų mušęs, įkrisdavo, galbūt šiek tiek sėkmė mane lydi, kad ir šiandien, man atrodo, įmušiau tiesiogiai, įmušiau po to, tai toksai, ne, čia mes žinot, vienas blogas, tai jeigu sulūščiau varžybose po vieno blogo epizodo ir pradėčiau slėptis nuo kamulio, tai ką, tai ten su draugais žaisti arba su vaikais kiemė, kamuolis palikti ir viskas. Čia ateitybė. Su dukrom, tai jo. Viskas, ačiū.